Fizinio pajėgumo testavimas. 3 klasėje susipažinsime su kūno kultūros programa. Įžvelgsime fizinio aktyvumo svarbą žmogaus sveikatai ir darbingumui. Papasakosime apie savo sportinę vasarą, išsiaiškinsime mokinio fizinį pajėgumą, motyvaciją ir, žinoma, numatysime ateities sportavimo planus. Kūno kultūros programa numato mokiniui perteikti naujų ir išsamesnių žinių apie kūno kultūrą, formuoti sudėtingesnius praktinius įgūdžius, tolesnį fizinį lavėjimą. Skatinant mokinio aktyvumą ir ugdant teigiamą požiūrį į kūno kultūrą, kiekvienas ugdytinis aiškinasi ir lygina su klasės draugais savo fizinę būklę. Mokiniai suvokia, kad testavimo analizė leidžia tiksliau prognozuoti mokinių fizinio pajėgumo pakitimus ir tinkamai iš anksto tam pasiruošti. Testavimas. Mokinio fizinio pajėgumo įvertinimas – tai greitumo, jėgos, ištvermės, vikrumo, lankstumo. Fizinė ypatybė įvertinti naudojami specialūs pratimai. Tų pratimų atlikimo rezultatai įrodo mokinio fizinį išlavėjimą. Nepakankamas, pakankamas, geras, labai geras. Na, o dabar atlikite testą. Mano sportinė vasara. Pasirinkite numeriuką. Užsirašykite. Perskaitykite, pasirinkite numeriuką ir pridėkite prie pirmojo. Perskaitykite. Pasirinkite numerį ir pridėkite prie pirmojo ranko. Suskaičiuok ir pasitikrink, kaip leidai laiką. Sėkmės kūno kultūros pamokose.